Windows 8 sulietuvinimas. Taigi, su pele važiuojame į dešinį viršutinį kampą, pasirinkame Settings, pasirinkame Change PC Settings, tada pasirinkame Time and Language, tada Region and Language, spaudžiame ant šio pliuso, pasirinkame lietuvių, tada paspaudžiame ant lietuvių, einame į Options ir spaudžiame Download. Šitas šiek tiek užtruks, tai aš video papauzinsiu. Na ir štai, galų gale pekas buvo instaliuotas. Dabar galime eiti atgal. Bet kada galime pasikeisti, kurią kalbą norime naudoti. Taigi nustatome, kad būtų primary lietuviška. Ir viskas, belieka perkrauti kompiuterį ir jūsų Windowsai bus lietuviški. Iki.